Sveiki, mylieji, aš esu kandidatas Marius. Tiesiog dabar jau ne kandidatas, o mandatas, o tiksliau Seimo narys. Ačiū visiems balsavusiems Facebook'e, nes visi jūsų laikai pavirto balsais, todėl aš laimėjau savo rinkimus. Iš tikrųjų, apygardoje, kurioje gyvenu ir jos pavadinimas Diškės, ten balsų daugumą laimėjau, pirmą turą laimėjau, o antram turę ne balsų daugumą, bet vis tik laimėjau jį ir patekau į šį namelį, kur mes ten visokius įstatymėlius leidžiame. Gal viskas nebuvo taip sklandžiai, kaip čia reikėtų, mes ten registravom žmonės iš visai kitų gyvenviečių, duodavom jiem pavalgyti, jie prabalsuodavo, tada išregistruodavom. Nu kaip buvo bardakas, toks bardakas yra. Nu. Bet, kaip sako Andrelis, su tuo ir sveikiname mūsų jaunąją demokratiją. Ką aš čia darysiu? Leisiu video vlogą iš šio namo, kur jūs matysite, ką mes ten veikiam, kokios aktualios vyksta. Taip pat apžvelgsiu visokiausias opes temas, kurios nūdienų mums labai svarbios. Ir pasidalinsiu su jumis, kad žinotumėt, už ką balsavot, ką rinkot ir kas vyksta. O jeigu reiks kažkokio jums tai įstatymo ar kažką tai norėsit kažkokių tai pataisų, rašykite tiesiai man ir aš ten nuėjęs slapta per visokius bibliotekos archyvose susirasiu ir ištaisysiu. Taigi, sekite, šerinkite, laikinkite ir matysite mane vis dažniau. Taigi, aptarinėdami visas opiausias temas, ne tik kad kritikuosime, bet ir sakysime siūlymus, kokius reiktų padaryti. Taigi aš, žadėdamas jums visus pažadus, jau po truputį kaupiu į savo kaupėmę sąskaitą, kad galėčiau išdalinti kiekvienam po BMW. Tik žiūrėkit, neįlėkit į kokią nors stotelę. Be to, pluoštelis šiek tiek mažų pažadėlių, nes svarbiausia vertybės. Vertybės yra svarbiausia. Taigi, pasižadu, niekada nebegerti kavos, energetinių gėrimų, šnapso, šampano, degtinės, samagono, naminukės, viralo, visokių tai užtepalų, adekalono ir kitų vaisvandenių ir gaiviųjų gėrimų. Na, o dabar pakalbėsiu apie mūsų naujo darbo ypatumus. Kadangi į Seimą atėjo net 82 nauji nariai, o iš jų 5 buvo perrinkti, reiškia 77 apskritai dirba pirmą kartą šį darbą. Kai ateini pirmą kartą į naują darbovietę, tai tuos 3 mėnesius tiesiog žiūri, kaip viskas vyksta. Mes ten žiūrim tos mikrofonus, paudaliojam tos mygtukus, kėdės, valgyklas tyrinėjom, ten pasimetę vaikščio. Kaip pirmakursiai studentai 3 mėnesius kaip viščiukai paskui vištą vaikščio. Tai mes tai paskui mūsų tą jau ramunėlį vaikščio. Jis mums ir patarė, ką balsuot, už ką nebalsuot, ko nesakyt, ką iš vis numykt. Tai va taip mes ir gyvenam. Kadangi mes čia gyvenam kažkur barakė, ne studentų barakė, jau Seimo narių barakė. Kiekvieną vakarą vyksta tokie prirašymai, pas kiekvieną kambarį einam, žiūrim, kas ten bus, ir ten čia jau žodžiu. Einu biškį padirbėti, pasimokyt, kas ten yra.